yra dieviškoji iniciatyva, kuri šaukia Abraomą. Ne Abraomas susiranda Dievą, bet Dievas susiranda Abraomą. Ten, kuri nesitikima yra, tai yra tokia tamsioje vietoje. Ir jį pašaukė iš jos išeiti. Išeik į žemę, kurią parodysiu, skamba labai panašiai, kaip Kristus sakys mokiniams, sek paskui mane. Jis nepasako vietos, į kurią reikia nueiti, sako, sek, kaip aš einu. Palaiminsiu ne tik tave, bet šį kartą palaiminsiu visas tautas. Reiškia, Abraomo kelionė keičia patį Abraomą. Reiškia, ir Abraomo kelionė yra ne vien paprasta kelionė, nes kodėl tiek daug tokių detalių, kur sustojo, kaip jis eina, jisai yra tikėjimo kelionė. Tokiu atveju tą kelionę keliaujame ir mes. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai ir tie, kurie prie mūsų prisijungia per XFM radijo stotį, bei tie, kurie žiūrite į mūsų veidus, arba šiuo atveju mano beveik pakaušį per apologetika.lt YouTube kanalą, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai. Aš esu Laurynas Jacevičius, o su manimi kartu, kaip ir įprasta, Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki. Sveiki. Pradėsim, galėtum sakyti, galbūt jau trečią sezoną, kadangi pirmajame aptarinėjame mokytojo knygą ir pabaigėm ją visą, antrajame aptarinėjame pradžios knygą, aptarėm 11 skyrių, tai mums užtruko virš 20 laidų, dabar tiksliai skaičius negalėsiu pasakyti, o dabar trečiajame sezone toliau tęsime pradžios knygą, bet jau griebėme nuo 12 skyrius. Ir kaip mes vystame šitą aptarimą, tai imame po vieną skyrių arba neretų atveju ir šiek tiek mažiau, kaip ir šiandien panašu bus, kadangi pradedam naują temą. Biblinis naratyvas koncentruojasi jau dabar į vieną šeimą iš tokio kosminio vaizdinio, sutelkia savo žvilgsnį į Abraomą ir jo šeimą, arba Abramą, jo šeimą, pakalbėsim ir apie jo vardą, jo klajones, bet pirmiausia, galbūt apie patį žanrą, kadangi dėl to kyla įvairių klausimų, nemažai biblistų sako, kad iki 11 skyriaus būtų galima sakyti, kad yra vienaip naratyvas vystomas, arba netgi žanras yra vienoks, o nuo 12 jau yra šiek tiek kitaip, nuo 12 iki 50. Bible Project, kuriai, pavyzdžiui, Timas Mekis sako, kad tai yra kitas vyksmas, nuo 12 skyrius jau prasideda visiškai kitas vyksmas, tai dėl to mes taip ir pasirinkom. Pirmą 11 skyrių vienam sezonui ir dabar nuo 12 skyrius. Tai per pirmąją laidą mes viso vieno skyriaus neaptarsime, vienam skyriui paskirsime porą laidų, o po to jau galbūt mums pavyks judėti ir po vieną skyrių. Bet prieš pradedant skaityti pradžios knygos 12 skyrių, kelis gabaliukus, mes galbūt ir aptarkim tą minėtai žanrą. Ir iš tikrųjų yra taip, kad vyksta po 11 skyriaus kažkoks lūžis ir kaip reikėtų įvertinti. Lūžis, aišku, yra. Fokuso prasme, kaip Laurina ir minėjai, jeigu mes iki to kalbėjom žmonijos istoriją ir tarytum ją bandėm kaip sultis išspausti į tam tikrą sirupą ir tokiu būdu papasakoti apie viską, bet glaustai. Tai neįprastas būdas šiandien mums. Šiandien mes bandome sužinoti istorijos detalės ir mokomės istorijos ne tik universitetuose, bet ir mokykloje, ar ne, bet praktiškai, sakyti, ne nuo pirmos klasės, bet iki pat paskutinės, ar ne, yra vienokios ir kitokios istorijos pamokos ir dažniausiai mes mąstome chronologinė seka. Tai reiškia, mes mokomės apie mūšius, įvykius, civilizacinius pokyčius, nors iš tikrųjų labai sudėtinga atrinkti, o kokie įvykiai yra svarbus ir kuria prasme reikėtų žiūrėti praeitį. Tai yra atskiras galvosūkis, kodėl būtent mūšiai yra svarbu, o ne kokie nors atradimai yra kiti dalykai. Bet senovėje panašu, kad jie bandė kitaip pasakoti istoriją. Viena vertus, jie ir neturėjo tokių duomenų, kaip šiandien mes turim, jie ir neturėjo detalių, tik tokio tikslumo, objektyviai negalėjo savo to leisti, bet jie daugiau sutraukdavo tikrą praeitį į tam tikrą vieną pasakojimą, kuomet veikėjai galėjo savyje turėti daugelio veikėjų personažų, ir tokiu būdu būtų tai tikra istorija, bet jinai yra sutraukta viename asmenyje. Mums turbūt būtų nesunku sutraukti kokią nors Tarybų sąjungos istoriją, kuomet tie pirmieji sekretoriai arba Tarybų sąjungos valdytojai tikrai turėjo daug panašų bruožų ir tu gali nutapyti į vieną, tarytum sutraukti visą epochą į galbūt vieną epochą. Tai nereiškia, kad tu meluoji, bet tai reiškia, kad tu suintensyvini įvykius tokiu būdu. Tai akivaizdu, kad mes pirmajame etape, 11 skyriui, mes matėme
Dievą kalbant iš nieko, esant chaosui tai jūrai, šėlstančiai, paskui viskas sugrįžta atgal Nojaus tvane į jūrą, Dievas iš naujo perkuria ir vėl praeina 10 kartų, 10 kartų iki tvano ir 10 kartų po tvano ir mes štai esam kur esame, mes esam Abraomo pašaukimo prieangyje. Tai tos 10 kartų, nesunku išvelgti, kad turi tam tikrą simbolinį užtaisą, kaip yra 10 žodžių, kurio Dievas pašaukia į būtį, 7 dienos, kuriomis yra užrašoma. Ir, sakykime, pasaulio sunaikinimas, vėl jo perkūrimas ir šį kartą mes baigėme tokiam žemajame taške. Ar ne? Mes baigėme Babilono bokšto statyboje, tokiame Anti-Edene, po 10 kartų ir mes vėl laukėme, o kągi darys Dievas. Tai tokiu būdu, reiškia, mes matom suintensyvintą istorijos sutraukimą tokiam pasakojime. Ir fokusas yra šį kartą į vieną asmenį, šį kartą Dievo prasidės išganimo istorija visai kitokia, per vieną šeimą, vėl visoms tautoms. Ir mes matysime, kad tai bus lyg naujas Adomas, mūsų naujasis Abraomas, lyg naujas Nojus, jame pildysis tie bruožai, kurių mes tikėjomės iš prieš tai buvusių herojų. Taip kad tai pasakojimas yra nuoseklus, jis susišaukia, bet fokusio prasme yra naujas lūžis, intensyvumo laiko prasme akivaizdžiai yra naujas lūžis, mes matysim gan detalios gyvenimo detalės, žiūrėsime į patriarchų gyvenimą ir panašiai. Tai laiko tėkmės prasme yra kitoks tempas, kitoks fokusas, bet aš abejočiau, ar yra kitoks stilius vis tik pasakotojų. Kai aš svarstau šitą klausimą biblinių pasakojimų ir Biblijos kaip literatūros teisingumo ar neteisingumo, kadangi dėl to tenka nemažai ir pasiginčyti ir padiskutuoti su įvairiais žmonėmis, bet ir tarp krikščionių mes jau nekartą esame aptarę šitą dalyką, kalbėdami Biblijos slėpiniuose, ypatingai kalbant apie Senąjį testamentą ir Pradžios knygą, ar tai, ką Biblija pasakoja, kas ir ten parašyta, tai ar taip iš tikrųjų ir buvo. Kitaip tariant, jeigu mes su kamera atsidurtumėm kažkokiam tame laike, ar tą patį lygį ir stebėtumėm. Ir mes per Biblijos slėpinius bandom kažkaip ir pasinerti giliau, galbūt ir geriau suprasti, kaip biblinis tekstas veikia ir ką jisai komunikuoja, ir pripažindami jo teisingumą ir tikslumą, to pačiu suprasti ir jau kaip reikėtų tą pasakojimą skaityti ir ką mes turime omenyje, kai sakome, kad tai yra tiesa, kas tenais yra parašyta. Ir daug kartų esame aptarinėję šitą temą, bet aš norėjau pacituoti tokių porą vietų iš Biblijos projekto autorių apie tai, kaip reikėtų skaityti biblinius pasakojimus. Tad porą tokių gabaliukų. Kai skaitome biblinius pasakojimus, nereikėtų manyti, kad tarsi stebime saugos kamerų vaizdo įrašus. Iš tiesų skaitome meninį, literatūrinį Izraelio istorijos perteikimą. Tikslas yra ne tik papasakoti mums apie tai, kas įvyko, bet ir padėti išvelgti šitų įvykių prasme. Ir tada yra tokio Johno Silhamerio iš įvado į Senąjį testamentą teologiją veikalo citata, jinai skamba taip. Medžio nuotrauka yra geras teksto ir jame aprašomo įvykio skirtumo pavyzdys. Nuotrauka vaizduoja medį, tačiau jis neturi žievės ar lapų, o už medžio esantis dangus nėra tikras dangus. Sakyti, kad nuotrauka tik vaizduoja medį, bet nėra tikrasis medis, nereiškia, kad medis niekada neegzistavo arba kad nuotrauka yra netiksli, nes joje parodyta tik viena medžio pusė. Ta pati galima pasakyti ir apie biblinius naratyvus. Sakyti, kad jie vaizduoja įvykius, bet nėra patys įvykiai, reiškia tiesiog pripažinti labai akivaizdų biblinių pasakojimo faktą. Tai yra tekstai. Tai reiškia, kad mes susidurime ne su įvykiais, bet su jų atvaizdavimu žodžiais. Ir atrodytų, kai taip perskaitai ir pamastai apie šitą citatą, kad čia nėra nieko kontroversiško, bent jau neturėtų būti. Tai, kas yra parašyta bibliniuose tekstuose, nėra patys įvykiai, nes patys įvykiai kažkada yra įvykę ir mes jų dabar nestebime, mes skaitome tekstus apie tos įvykius. Reiškia, tiesiogiai su įvykiu mes nesusidurėm. Mes susidurėm su tekstu, o tas tekstas kažkaip tą įvykį atvaizduoja. Ir dėl to mes sakome taip, tie tekstai teisingai, ištikimai atvaizduoja tos įvykius, bet jeigu mes žiūrėtumėm per kamerą, ar mes matytumėm fiziškai tą patį veiksmą kažkokį vykstantį, pavyzdžiui, kai yra sukuriama moteris iš Adomo šonkaulio, ar iš tikrųjų tada yra šonkaulis išimamas, Dievo didelė ranka kažkokia nusileidžia ir įvyksta sukūrimas,
ar tai yra tikro įvykio, tikro sukūrimo pavaizdavimas kažkokia literatūrinė kalba, kurią mums reikia gerai suprasti. Tai man atrodo, kad čia yra neblogas pavyzdys tos diskusijos iliustracijos arba bent jau būdo ją įspręsti. Ar teisingai aš mąstau? Pilnai pritariu Laurinai pačiam ir aš gal tik pacituočiau iš Dei Verbum konstitucijos tokią frazę, kuri dažnai teologam yra žinoma, 11 punkto, kad šventasis raštas tvirtai, ištikimai ir be klaidos moko tiesos, kurią Dievas panorėjo pateikti šventose knygose mūsų išganimui. Labai svarbi frazė yra moko tiesos. Ne atskiras tekstas teigia absoliučiai teisingą faktą, bet jis istoriją moko tiesos. Neklystamai, be klaidos ištikimai, bet būtent tai, kas yra pamokos objektas. Kai tu ateini į pamoką, tu daugelį dalykų išgirsti. Klausimas, ką tu išmokai. Tai vat, ką mes išmokstame, yra tiesa. Nebūtinai kiekvienas autorius, herojus pasako teisingus dalykus, ar jie yra pažodžiui teisingi, literalistiškai, bet esmė yra, kad pamoka yra be klaidos. Ir mes mokomės. Tai, ką autorius mus norėjo pamokyti, yra teisinga, o ne atskiras tekstas kaip toks, kaip enciklopedinė tezė. Ir dėl to kartais tiek ateistai, jie kažkodėl tai šventosios knygas priema tokiu būdu ir paskui iš jų šaiposi ir patys pareiškia, kad jie supranta, kaip jis reikia skaityti, o vėliau jom atrodo jas gan juokingos. Kita vertus gali būti ir krikščionių tarpe skirtingas supratimas, tiesa, krikščionybė yra plati. Tai bent atrodo, aš laikyčiausi tokio pozicijo, kad tai yra mokoma tiesos, tai yra pats perteikiama žinia yra be klaidos. Bet jeigu Dievas yra įkvėpęs šitos tekstus ir tai, kad Dievas įkvėpia arba tai, kad Dievas sako, tai negali klysti. Tai dėl to, ar tada yra neteisinga sakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie kažkokius, nežinau, ir, pavyzdžiui, įkvėptasis autorius, koks nors Lukas, pavyzdžiui, evangelistas, jis rašo kažkokius įvykius ir jis teigia, kad va, tokiu metu buvo toks ir toks valdovas, net prokuratorius ar dar kažkas buvo, tai mes sakytum, kad ir čia, bet jau aš laikyčiau tokias pusės, iš čia irgi negali klysti, dėl to, kad jis kažkokią informaciją teigia ir jeigu Dievas yra įkvėpęs, jis negali klysti, bet tai nėra pamokos objektas, kaip sakyti, irgi koks ten buvo tiksliai tas valdovas ar dar kažkas, kas ten būtų. Pamokos esmė yra kiek kitokia, bet jeigu jis kažką teigia ir jeigu Dievas yra įkvėpęs šitą tekstą, reiškia, nors tai ir nėra pagrindinis pamokos objektas, jis šitoje vietoje neklysta. Turint omenyje tai, kad ne viskas, kas yra Biblijoje parašyta, yra nurodoma arba mokoma. Pavyzdžiui, yra daug dalykų, kurie tiesiog yra aprašyti. Arba kokie nors Biblijos veikėjai grybauja žiauriai. Tai reiškia, mes žiūrime į juos ne tai, kad čia Dievas moko mus tokių dalykų, bet kad jie gal blogo pavyzdžio moko. Iš blogo pavyzdžio. Iš blogo pavyzdžio kažką gero moko. Ne? Tai nereiškia, kad kiekvienas dalykas, kurį mes skaitome, o Dievas, jo, geras arba, nes čia yra pasakojimas didžiąją dalimi, ne visur, bet didžiąją dalimi šventajame rašte, toje daugelį keliasdešimtie knygų, yra pasakojimas. Ir pasakojimas moko visiškai kitokiu būdu, negu kad enciklopedija moko. Tai dėl to tai be abejo mes sutinkame. Bet apie tą momentą pirmąjį. Tai be abejonės yra žanro perspektyva. Vienaip audrą nutapo menininkas savo paveikslę ir priklauso dar nuo stiliaus. Jis impresionistas ar modernus, ar ne, tu gali matyti perteiktą jo paveikslę audrą. Tai nėra melas, nors jeigu ją pažiūrėsi, ir priklausomai nuo stiliaus gali net pažinti, jeigu nemoki perskaityti, ar tai yra audra, nes mes, sakykime, įpratę ją gal matyti kitaip jie vaikas perteiktų, galbūt garsus fiksuotų, galbūt savo baimę perteiktų. Ir kai tokie dalykai kaip net gamtos reiškinys taip skirtingai gali būti perteikti ir tuo pačiu nemeluojant, neiškreipiant. Tačiau prisimenant, kad reiktų paklausti, kokių žanrų mes tai perteikim. Lygiai taip pat ir bibliniai pasakojimai. Biblija yra sudaryta iš daugelio knygų, žanrai skiriasi, stilistika skiriasi, Luko detalumas be abejonės skirsis nuo pradžios knygos autoriaus stilistikos. Tai kai mes sakom, ko mus moko, mes turime tada įsiaiškinti, kokiu stiliumi mes esame mokomi, kas yra per pamoka, kas yra per pasakojimas. Tai duotu atveju stiliaus nujautimas jau mums pasako, kurie dalykai ir kaip turėtų būti imami domėn. Einam tada prie Abromo, pradžios knygos 12 skyrius, pabandom paskaityti pirmas kelias eilutes ir pasikalbėti apie šitą dabar naujai pasirodantį asmenį. Pradžios knygos 12 skyrius nuo pirmos eilutės. Viešpats tarė Abromui, eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą,
ir palaiminsiu tave, išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. Laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius, visos žemės gentis ras tavyje palaiminimą. Viešpats tarė Abromui arba Abramui, lietuviškai dabar, kai sakau Abromui, tai gali skambėti panašiai kaip Abraomas, bet dar nėra Abraomo, yra Abromas arba Abramas. Kas jis toks yra ir kodėl viešpats su juo kalbasi? Mes nedaug žinom detalių iš pasakojimo, kas jis yra, bet žinom, kur jis yra. Jo kelionė prasideda Chaldėjų Ūre. Dar tuo metu jis nebuvo Chaldėjų kultūros, tai yra vėl jau redaktoriaus arba švento autoriaus korekcija, kad skaitytojas suprastų, iš kur jis yra, nors Abromo gyvenimo metu šis miestas nebuvo Chaldėjų kultūros dalis. Tai jau yra klausimas, kuris biblistam, egzegetam reikalauja papildomų aiškinimuose, kodėl atsiranda vėlesnis anachronizmas. Bet tai yra visiškai normalu, kaip ir šiandien mes galime pasakyti įvykius vykusius Lietuvos pajūryje, vykusius prie Klaipėdos, nors tuo metu jinai taip nesivadino. Todėl, kad dabartinis klausytojas galbūt net nežino Memelo kokio senesnio pavadinimo, ir tokiu atveju tu gali pilnai įvesti miesto pavadinimus arba teritorijas, kurios yra suprantamos šiandien, nors tokios tuo metu, kai vyko įvykiai, nebuvo. Čia galima irgi prisiminti tokį dalyką, kad mes įprastai taip ir kalbam. Pavyzdžiui, Prancūzijoje prieš 1000 metų įvyko ten tas ir tas. Prancūzijos nebuvo. Iš vis tokių šalių dar nebuvo tokių kaip dabar, kad yra, bet mes suprantam, kad naudodami šiandienos kategorijas nesakome netiesų dėl to, kad mes suprantam, kuri ta teritorija, o jeigu mes pasakysim kažkokį tokį pavadinimą to meto, niekam tai gali nekalbėti, nes nesupras apie ką. Būtent. Tai yra paprasčiausias sudabartinimas to teksto tuometiniam klausytojui ir čia nėra jokios klastojimo, sakykim tame. Bet mes randam Abromą Taros šeimoje. Tara jo yra tėvas ir panašu, kad kiek mes žinom iš biblijinių pasakojimų, jisai greičiausiai buvo ne tik stabmeldys, bet galėjo būti ir šventikas. Tai Abromas atsiranda stabmeldiškoje kultūroje, stabmeldiškoje šeimoje. Nėra nieko pasakyta, kaip tai Dievas į jį kreipėsi, ką jis tokio nuveikė, kad Dievas į jį kreiptųsi. Ir kokiu būdu jis kreipėsi. Ir kokiu būdu jis kreipėsi, mes visiškai nežinom. Bet jį mes randame, sakykime, tokioje tamsoje. Babilono kultūros, nes Chaldėjų Ūras jau nuroda, kad tai yra Chaldėjų, nurodoma į tą kultūrą, kurie vėliau suklestės tose vietovėse. Tai bus tam tikras civilizacijos centras, bet vėliau mes ją vadinsim Babilono kultūra. Reiškia, Dievas suranda Abromą Babilone. Tam tikrame, tame žemame taške, kuriame ir baigėsi pasakojimas 11 skyriuje, kad žmonija baigėsi tuo, kad stato bokštą, kurie siekia išgarsinti savo vardą. Padarysime vardą garsu. Štai čia sąskambis su tuo, kad kalba Dievas Abramui, kad aš padarysiu tavo vardą garsu. Ne tu, bet aš, skiriasi. Ir jį pašaukė palikti šį miestą, palikti Babiloną. Matot, to meto pasaulyje žmonėms buvo natūralu siekti vienaip ar kitaip tapti miesto geriausia klestinčio miesto dalimi. Niekas nenorėjo savo norų palikti civilizacijos centrų, tapti klajokliais, nes toks gyvenimas buvo laikomas kaip ir labai nesaugiu ir socialinė prasme žemų. Priešingai žmonės verždavosi vienaip ar kitaip rasti būdą, kaip tapti miesto bendruomenės nariu. Ypač tokių centrų, kokios mes matėm Asirijoje arba Babilone. Abromas Dievo yra pašaukiamas žmogiškai žiūrint kvailų sprendimu. Palikti vietą, į kurios visi norėtų. Palikti kultūrą, į kurią visi verštųsi. Ir išeiti į žemę, kuri neįvardinta ir kuri yra, sako, aš tau ją parodysiu. Reiškia, jis išeina į kažkur, į kur yra vedamas. Biblistai pastebi, kad šitas išeik į žemę, kurią parodysiu, skamba labai panašiai, kaip Kristus sakys mokiniams, sek paskui mane. Jis nepasako vietos, į kurią reikia nueiti, sako, sek, kaip aš einu.
labai panašus ėjimas. Abraomas žino, kad jis turi išeiti, bet jis nežino, kur jis turi eiti, jis turi sekti, kas jam yra rodoma. Tai tuo būdu jis palieka tai, kas visiems atrodo labai vertinga ir kvaila palikti, padaro tai atrodytų kvailą sprendimą, atsisako kažkokios karjeros, kurią jis turi Ūre arba Babilono kultūroje. Ir išeina į nebūtį, geriausiu atveju jis eina į kažkokį tai kraštą, kuris tikrai negalės prilygti tam, ką jis turi. Reiškia, jis iškeičia kažką pigesnio. Kitų akise tai yra kvailas sprendimas. Atrodytų, kad kvailas sprendimas. Šiandien mes žinom, kad jis toks nebuvo, bet kai jis išeina, tikrai nesimato tame sprendime kažko įžvalgaus. Tai Dievas jį pašaukia atrodytų tokiam nesuprastam žingsniui. Ir vėliau, kai jisai sako, aš prakeiksiu tave keikiančius, žodis, tave keikiančius ne visiškai yra tas pats, kuris sako, aš prakeiksiu. Tai yra daugiau žodis, kuris sako, tie, kurie laiko tave prakeiktų. Tai yra tie, kurie laiko tave niekinamu ir tie, kurie laiko tave menku. Tie, kurie laiko tave kvailu. Kodėl jį kažkas turėjo taip laikyti? Jo sprendimas pats jau yra toks, kuris šaukėsi, iš pirmo žvilgsnio tokio vertinimo. Ir priešingai, tas, kas išvelgia jame Dievo vedimą, kaip tik susilaukia su jo palaiminimu. Jis išeina ne vienas, su juo išeina jo giminaičiai, jo žmona, išeina taip pat jo tarnai ir vėliau jo bendruomenė vis auks. Dalis žmonių vis tik kažkaip tai mato toje bendruomenėje, kad jie seka kažką prasmingo. Bet ar jie turėjo pasirinkimą? Jungtis prie jo ar ne, nes mes matom, kad greičiausiai dalis turėjo. Lotas aiškiai galėjo jungtis arba ne. Jis nebuvo kažkoks įpareigotas. Kiti žmonės, sakykime, tikrai matyt galėjo daryti sprendimą, gal būti ar nebūti šitoj bendryjoje. Panašu, kad bent jau Abraomas jis leisdavo žmonėms neiti, jeigu tau netrodo tai prasminga, ar ne, į tokią nežinią. Reiškia, kažkas matė Abraomo kelionėje prasmę ir jungėsi kartu su juo. Nors dažniausiai atvirukose pasakojimuose mes matome du žmonės, Abraomą ir Sarą, keliaujančius kartu per dykumą. Paveikslas yra šiek tiek kitoks, tai yra didelė bendruomenė žmonių judanti. Daug žmonių juda ir jie iš skirtingų kultūrų, iš skirtingų kontekstų prisijungia. Mes vėliau matysim. Dar tokios kaip žydų tautose nėra? Žydų tautos nėra. Mes matysim, kad Hagara, kuri yra egiptietė, Eliezaras yra damaskietis. Mes matome, kad sekanti vietoje sustos Harane, taip, kur lieka jau jo tėvas su jo broliais, ten dalis žmonių prie jo prisijungia iš Harano. Ir iš principo mes tokia turim pirmą tarptautinę bendruomenę, labai skirtingų kultūrų žmonės susijungusius kartu į tokią neįprastą kelionę, kurie išeina iš miestų ir niekada neteina į jokį miestą. Jie stovyklauja šalia miesto, bet niekada ne į miestą. Prie to mes turėsim sustoti ir dar padiskutuoti. Dar vienas dalykas, kurį manau, kad būtų verta trumpai aptarti, tai yra tas žodis palaiminsiu tave. Mes apie jį esame jau kalbėję prieš tai buvusiose laidose, bet galbūt tiesiog trumpai priminti, ką reiškia, kad Dievas žada laiminti Abraomą. Kad jis daug turės pinigų, sveikatos, nežinau, patiks merginoms ir per televizorių įrodys, ar kaip? Pačiam pasakojimo pradžiai, pirmam skyriuje mes matom, kad Dievas sukuria žmogų, menka kūrinijos prasme, bet štai jį išsirenka būti jo atstovu, valdyti ir jis pasakyta jį palaimino. Būkite vaisingi ir daugintis ir jis jį palaimino. Tas palaiminimas yra kertinis. Mes sekame, kaip su juo. Ar žmogus tą palaiminimą įgyvendino. Ir skaitom, kad jis puola. Jis yra išvejamas iš sodo. Ir toliau yra istorija, kaip grįžti į tą palaiminimą. Ne? Dievas palaimina Nojų, vėl mes susidurėm su palaiminimu. Ir štai dabar Dievas sako, aš palaiminsiu ne tik tave, bet šįkart palaiminsiu visas tautas. Reiškia, tai yra Abraomas yra raktas, kaip Dievo palaiminimas pasieks ne vieną žmogų, bet per jį, per jo gyvenimo būdą, per tai, kas iš jo išauks, įsivystys istorija iki to, kad visos tautos, visos kultūros, visos gentis, kurios prieš tai buvusiam skyriui yra išsklaidomos, ne, jos visos bus palaimintos, nei viena nebus atstumta. Tai šiuo atveju tai yra tam tikras Dievo gyvenimo perteikimas. Tas palaiminimas yra toks energetinis pliūpsnis Dievo gyvybės. Ir jis duodamas visiems bus Abraomo asmenyje. Paskaitom dar kelias eilutes nuo 4.
Abromas išėjo, kaip viešpats jam buvo liepęs, ir Lotas ėjo draugė su juo. Abromas buvo 75 metų, kai paliko Haraną. Abromas pasėmė savo žmoną Sarają, brolio sūnų Lotą, visus turtus, kuriuos buvo sukaupę, ir visus žmonės, kuriuos buvo Harane įsigiję. Leidosi į Kananų kraštą ir Kananų kraštą atkeliavo. Tarpai sustodamas Abromas per Kananų kraštą keliavo iki pat Molės ąžuolo vietovės prie Sichemo. Tuomet krašte buvo kananiečiai. Lotas, jau šiek tiek užsiminėte apie tai, kad jisai matydėjo savo norų. Ir šiaip labai įdomu, aš irgi klausydamas, ne tik skaitydamas, bet ir klausydamas šitos skyrius, kelis kartus užfiksavau tą tokį Loto prisijungimą, kad Lotas buvo kartu su juo, Lotas ėjo, po to Lotas nuo jo atsiskyrė. Irgi tai reiškia, jis yra kažkoks svarbus veikėjas, jau mums čia yra įvedamas, tai trumpai gal priminti, kas yra tas Lotas ir galbūt kodėl, jeigu mes iš žinome, jis nusprendžia prisijungti. Lotas, techninė prasme, yra sūnėnas, bet Abromas jį vadina savo sūnumi. Taip. Jis yra artimiausias giminaitis, į kurį Abromas teikia savo viltis, ir kai Dievas sako, aš padauginsiu tave, Nes jie vaikų neturi. Jie neturi vaikų. Tai šiuo atveju greičiausiai Abromas įsivaizduoja, kad Lotas yra jo giminaitis, kažkuria prasme jo patikėtinis, ir kad tai jis yra kertinis asmuo. Dėl to jis jį labai brangina ir mano, kad per Lotą įsipildys tas pažadas. Pati Abromo kelionė, jinai yra neįprasta, kaip ir pastebėjai, Laurinai, prie jo kažkas prisijungia ir autorius staiga mums įvardina kelis personažus. Jų yra daug, bet jis įvardina ne visus, būtent kelis - Sara ir Lotas. Lotas laikui bėgant nuo jo atpuls, o Sara liks ištikima iki galo. Tai čia irgi dar kol kas jinai nėra Sara, ne? Jinai yra Saraja. Lietuviškai Saraja. Saraja. Kitom, gal ten angliškai dar kitaip yra, bet pabrėžiamas, kad yra šioks toks skirtumas tarp Jo, vardo. įvyks vardo pokytis ir pokytis viduje, egzistencinis pokytis juose, bet kartais mes jau įpratę vadinti tos žmonės tais vardais, kurie mums jie yra žinomi, ar ne, nors tam veikime jie dar to vardo iki galo neįgyja. Pati Abromo kelionė yra gilesnė negu vien tik tai istorijos aprašymas. Mes matome, kad jis pajuda iš Babilonijos žemių, atkeliauja į pažado žemę ir labai greitai jis nusileis į Egiptą ir Dievui įsikišus teismais iš Egipto vėl išeis į pažado žemę. Gerai pagalvokim, ar mes negirdėjome kažko dar keliaujant tokią kelionę. Akivaizdžiai pati Izraelio tauta buvo Egipte, iš jos buvo išvesta Dievo teismo pagalba faraonui teisant, ji taip pat bus pašaukta iš Babilono, turės iš ją grįžti pažado žemės. Taiga mes matom, kad Net ir Abromo... Jėzus irgi buvo taip, jis gimė Jo. pažado žemėje, buvo Taip. į Egiptą Taip. tėvų nuvestas, Taip. kad išvengtų tos vaikų žudystės ir Taip. tada grįžo atgal. Jo, Jėzuje taip pat atsikartoja į Izraelio kelionę, bet matom, kad jau Abromo asmenyje autorius mums rodo, kad jame įvyksta tai, kas įvyks su visa tauta. Ir mes žinom, kad tai, kas vyksta su visa tauta, irgi yra ne vien tik tai kažkoks faktas, bet tai yra prasmingas faktas. Giliai intensyvus faktas savo prasme. Reiškia, ir Abromo kelionė yra ne vien paprasta kelionė, nes kodėl tiek daug tokių detalių, kur sustojo, kaip jis eina, jisai yra tikėjimo kelionė. Tokiu atveju tą kelionę keliaujame ir mes. Jinai yra kelionė, kurią keliauja kiekvienas tikėjimo piligrimas. Tada iškyla klausimas, ką joje vaizduoja Sara ir ką joje vaizduoja Lotas. Ir bažnyčios tėvai labai dažnai Sarą žiūrėjo kaip į dorybę. Dorybė arba išminti, kuri yra ta, kurią mes turime Biblijos knygose vadinti savo seserim. Saros asmuo įdomus, jinai yra jo sesuo, kadangi yra tas pats tėvas, bet skirtingos motinos, tai yra netikra sesuo ir žmona. Ir šiuo atveju yra tik vienas personažas Biblijoje, kuris yra vadinamas seserimi ir žmona, pati išmintis. Patarlių knygoje jinai yra vadinama kreipkis į ją kaip į seserį. Giesmių giesmėje, sako, mylimoji mano sesuo, daugelį vietų mes sutinkame tokį neįprastą dalyką, kad giesmių giesmėje patarlių knygoje tai yra personažas, kuris vadinamas seserimi ir sužadėtinė viename asmenyje. Sara pilnai tai atitinka. Na, o Lotas yra tam tikras siliškumas, kuris tikėjimo kelionės pradžia yra šalia, bet laikui bėgant jis, kaip čia pasakyti, atsilieka. Jis nebesuiga pažengti tos mistinės kelionės pažangoje. Tai tokios, aišku, galimos interpretacijos, tai nereiškia, kad tie personažai netikri, bet tai reiškia, kad jų kelionėje mes matom daugiau negu vien tik tai sausus faktus.
Kitaip tariant, daugiasluoksniškumas mums leidžia išvelgti daugiau negu tik pliką faktą, bet iš to dar gauti ir nemažai asmeninės naudos. Bet čia irgi turėtų būti nieko keisto žmonėm, nes jeigu būtų tik pliki faktai šventajame rašte užrašyti, tai tada pamokslų nereikėtų. Paskaitai, sužinai, buvo ten, nuėjo į tą vietą. Taip. Bet visada, bet koks pamokslininkas bando ištraukti iš to kažkokią dar ir gilesnę prasme, kad ją galėtum kažkaip pritaikyti savo ir pažiūrėti tada, į ką aš esu panašus, kaip ta istorija atspindi mane ir taip toliau. Tai ir šiaip apskritai geros literatūros bruožas ir yra daugiasluoksniškumas, kurią tu gali skaityti daug kartų, čia dar ir Dievo įkvėpti tekstai ir taip netgi ir taip žiūrint iš sekulios perspektyvos yra pasaulinė klasika ir žanras, pats jeigu taip imtumėm bendrą žanrą, irgi tai žydų meditacinė literatūra, kuri yra skirta, yra daug kartų skaityti ir kuo daugiau skaitai, tuo daugiau gali prie kažko prisikasti. Čia dar, pavyzdžiui, dėl tų 75 metų. Tekstas labai įdomus, pažodžiui, hebrajiškai yra, jis buvo sūnus 5 ir 70 metų. Toks įdomus įsireiškimas. Bet jeigu mes suderinam laiką, kiek buvo Tarai amžiaus prieš tam skyriuje, pridedam, kiek yra Abraomui, kai jis palieka, mes gauname, kad jis turėjo išeiti iš Harano dar Tarai esant gyva. Bet jeigu mes skaitome Steponą, pirmo kankinio gynimosi kalbą, Naujas testamentas aiškiai sako, kad tėvui mirus jis pajudėjo iš Harano. Kaip tai gali būti? Ir staiga mes žinom, kad samariečių Tora kitaip sudėlioja skaičius, Taros amžių konkrečiai, kad 75 metų Abraomas jisai išeina tada jau, kaip jo tėvas miršta. Ir čia mes susidūrėm su skaičiais, ką jie gali reikšti ir pasirodo, kad skirtingose tradicijose jos nėra vienos, yra hebrajiška, yra graikiškas vertimas, Septuaginta, yra samarietiškas, sakykime, samariečių tradicija. Jo šiek tiek kinta ir pačioj Biblijoje yra, atrodo, nėra vienos versijos. Kiti, bandydami suderinti tai, sako, kad neįprastas pasakymas Abraomui, kad jis yra sūnus 5-70 metų, kalba ne apie jo fizinį amžių, o apie tai, kad yra dvasinį amžių, kiek jis yra su Dievu, kelionė buvo. Ir tokiu atveju išsprendžia tą dilemą, kad galėjo jis tėvui mirus pajudėti, ne? Nors jeigu sudėdė amžius, taip negauni. Tai iš tikrųjų čia daug yra mįslių. Tekstas surašytas neįprastai. Amžius sudėdus nesigauna tai įvykiai, kurie kitų autorių pasakojami, kad turi gautis. Ir reiškia, mes turime tam tikras mįsles, tam tikrus galvosokius, kuriuos, vienaip ar kitaip bandome spręsti. Paskaitom dar kelias eilutes nuo 7. Viešpats pasirodė Abraomui ir tarė, šį kraštą duosiu tavo palikuonėms. Ten Abraomas pastatė jam pasirodžiusiam viešpačiui aukurą. Iš čia jis pajudėjo į kalnų link į rytus nuo Betelio ir pasistatė savo palapinę. Į vakarus nuo jos buvo Betelis, o į rytus Ajas. Ir čia pastatė aukurą ir vardu šaukėsi viešpatės. Po to Abraomas tarpai sustodamas keliavo Negebo link. Viešpats prieš tai tarė Abraomui pirmoji eilutėj, dabar jisai atkeliauja jau į Kanano kraštą prie Morės ąžuolo ir irgi tie Morės ąžuolai čia nekartą pasirodo, tai reiškia kažkas yra svarbaus, vėl medis. Ir medžio tema irgi pradžios knygai mes žinom, kad yra svarbu, jau tą turim tikriausiai įsidėmėti, kad ne šiaip kažkur į Kanano kraštą prie Morės ąžuolo ir prie ąžuolas yra medis. Taip. Bet prieš tai dabar pirmiausia galbūt kreipinėmės į tai, kad prieš tai viešpats tarė tik tai, o dabar viešpats pasirodė ir tarė. Vėlgi, tikriausiai neatsitiktinumas, kad taip yra pasakyta, dabar kai atsiduria Abraomas ten, kur jau reikia. Dabar aš šitaip mąstau vietoj, ne? Pažiūrėkim, kiek aš galiu iškart tiesiog vietoj mąstydamas atkapstyti ar bent kokią nors bent vieną protingą mintį. Kad kai viešpats tik tarė, reikalingas atrodo yra didesnis pasitikėjimas. Mes nežinom tiksliai, kaip jis įtarė, bet viešpats pasakė, jis iš karto ėjo, kaip panašiai ir Jėzus mokiniai. Jėzus pakviečia, jie eina. Ir tada, kai jisai jau vykdo tą tikėjimo žingsnį, galbūt įrodo tą savo pasiryžimą, tada viešpats jam dar ir pasirodo, atskleidžia savo daugiau artumą, nes atrodytų, jeigu tu pirmą pasirodai ir tari, tada yra lengviau išeiti, lengviau pasitikėti, bet gal viešpats reikalauja tokio radikalesnio žingsnio. Tai iš pradžių jisai tik tai tarė, o po to jisai pasirodo ir tarė. Bent jau vienas iš tokių momentų. Taip gali būti ar ne? Taip gali būti, kad mes turim tam tikrą Dievo apreiškimo progresavimą. Taip. Kaip tai yra, Dievas nesikeičia, bet keičiasi, kiek Abraomas jį pažįsta, arba kiek Dievas jam atsidengia. Tačiau, kai mes skaitom, kad Abraomas tarė, prisimindami, kad Steponas savo gynimuose kalbui sako, kad šlovės Dievas
apsireiškė mūsų tėvo Abraomo, kai jis dar buvo Chaldėjų Ūre. Tai iš to mes žinom, kad tai buvo su savo garbe apsireiškimas. Net ir mes nežinom kaip, bet labai svarbu pabrėžti, kad Abraomas susiduria su Dievu, nesant šventyklos, nesant šventos žemės, nesant kunigiško tarnaimo, nieko neturint, ką mes laikytume tokiais elementais būtinams Dievo apsireiškimui, bet būnant toje tamsiajame taške Babilono žemėje. Būtent ten Dievas parodo iniciatyvą. Tai svarbu pabrėžti, kad tai yra dieviškoji iniciatyva, kuri šaukia Abraomą. Ne Abraomas susiranda Dievą, bet Dievas susiranda Abraomą. Ten, kur nesitikima jį ras. Tai yra tokia tamsioje vietoje. Ir jį pašaukė iš jos išeiti. 10 kartų iki Nojaus, 10 kartų iki Abraomo ir štai jo veiksmas. Dievas suranda Abraomą ir jį pašaukė. Kartais rabinistiniuose aiškinimuose tai yra tarytum kūrimosi diena prasideda iš naujo. Dievas sakė, tai atsiranda šviesa. Ir va Dievas tarė išeik. Žemės yra vėlas ir tas pats. Jisai pašaukė į žemės ir jis keliauja į pažado žemę, kuri pasirodo ir ją po truputį stato. Labai panašiai kaip kūrimo pasakojame. Reiškia, mes vėl pradedam kūrimo į dienas žiūrėti iš naujo. Panašiai kaip mes matysim prisikėlimo dieną kaip pirmąją kūrimo dieną. Tai iš tos pusės. Bet dar grįžčiau prie miesto temos. Ką mes randam? Mes randam, kad Abraomas paliko miestą, atvyko į žemę, kurie Dievas jam rodė. Jis nežinojo, kur tiksliai. Čia labai svarbus pasitikėjimo momentas. Jis išėjo nežinant tikslios vietos, sekė Dievo vedimą ir jis ateina ir Dievas sako, čia yra ta žemė, kurią duosiu. Natūralu, jis turėtų ten apsistot ir natūraliai jungtis prie kažkokios gyvenvietės, įsigyti žemę, ir būti sėsliu, bet jis elgėsi neįprastai. Viena vertus jis ateina į tą vietą, tarytum į tą vietą, kuris turėjo ateiti, bet jis jo elgėsi taip, kaip yra svetimoje vietoje. Jis nuolat sako, kad aš neatėjau. Iš jo veiksmų matom, kad jis yra nuolatiniai kelioniai. Viena vertus mes skaitom, kad jis lyg ir atėjo, bet iš jo elgesio mes sakom, kad jis mums savo elgesiu sako, aš neatėjau, nes jis nesijungia į jokį miestą. Kaip nuomatam bute, nekabinė paveikslų. Jo, jis gyvena kaip nuomotoj žemėje, nors Dievas sako, čia tavo. Va. Bet prieš tai yra parašyta, kad krašte tuomet buvo kananiečiai. Tai tas irgi yra svarbu. Tai jisai negali galbūt paimti taip ir sakyti. Ne, jis galėjo įsigyti, jis turėjo daug variantų. Jis galėjo panašiai kaip Lotas jungtis prie kažkokios miesto bendruomenės. Lotas prie Sodomos Gomoros miesto jungėsi. Galimybių jis turėjo. Jis turėjo ir lėšų, ir galimybių, bet jis sąmoningai nesijungia prie miesto, ieškodamas kažkokio miesto, kuris įtenkintų. Ir tie, kuriuos jis randa, jo netenkina. Taigi jis išeina iš miesto. Jo, jis laiko, kad tai yra, sakykime, žemas lygis. Dievas sako, tai yra šitas kraštas, bet jis neprisijungia prie miesto. Tačiau ko jis ieško? Jis ieško miesto. Kodėl? Nes Dievas pasakė, išeik, aš padarysiu iš tavęs tautą. Tauta negali būti be miesto. Tai yra, miestas yra bendruomenė. Reiškia, jis ieško tos bendruomenės ir tos, kurios randa, yra nelygis. Jis nesijungia. Ir čia mes turim šiek tiek prisiminti, ką pradžios naratyvė mes jau skaitėme apie miestą. Pirmą miestą kas pastato? Laurynai. Kainas. Kainas yra, kuris pastato miestą, kada jis yra išvėjamas nuo Edeno ir tam tikras yra maištingo žmogaus, maištingos kultūros produktas. Žodis miestas yra miestas su įtvirtinimais, skirtas apsiginti nuo priešų, arba taip pat plėšti kitus ir kaupti grobį. Tai yra su įtvirtinimais, toks savoka miestas yra. Bet jeigu mes paklausim, kas yra pirma pastatoma pačiam pasakojime, dar anksčiau negu Kainas pastato miestą, yra dar vienas statinys, kurį Dievas pastato. Ieva. Ieva yra, lietuviškai dažniausiai mes tą žodį naudojam, ne pastatė iš Adomo šono, bet suformavo ar sukūrė, padarė. Bet žodis iš tikrųjų reiškia paprastas statybinis terminas. Hebrajiškai yra bana, pastatė. Kaip Kainas pastatė miestą, taip ir Dievas pastatė Ievą. Beje, kai Dievas sako Abraomui, pamatė, kad negera žmogui būti vienam ir padarysiu padėjėją, žodis hebrajiškai padėjėja, Ezer, savo raidėmis ir vizualiai yra beveik identiška žodžiui miestas. Ir. Ezer ir skiriasi tik, yra tos pačios trys priebalsės, vidinė priebalsė, bet jinai atrodo vizualiai, turi artumą. Ne? Ir čia, aišku, akivaizdžiai autoriai žaidžia tam tikrų žaidimų.
nurodant, kad Iš kur jie laiko turėjo teiktas prigalvoti visokių tokių dalykų? Dievas stato Ievą, Kainas stato miestą. Beje, visi vardai pradžios knygoje miesto yra moteriški. Tai yra tas pats nuoroda į tam tikrą moterį tarytum, kurią Dievas stato. Visus dalykus Dievas kūrė iš nieko savo žodžiu, o Dievą jisai darė kitaip, jisai statė. Ir Hebrajų laiško autorius jis kalba apie Abromą, kuris ieškojo miesto, kurio buvo autorius ir statytojas. Architektas ir statytojas Dievas. Čia jis naudojo graikišką žodį demiurgas. Nors mes krikščionys netikim, kad Dievas kūrėjas yra kaip demiurgas, jis kūrė iš nieko, bet vieną dalyką jis kūrė jau iš esamo, kaip Ieva statoma yra jau iš esamo Adomo, kaip miestas yra statomas jau už to, kas yra, reiškia, taip Dievas stato kažkokį miestą. Kas tai yra per simbolis? Miestas yra bendryje, bendruomenė. Dievas negali jo sukurti be pačio žmogaus. Žmogus reikalingas kaip medžiaga tam kūriniui. Jis yra tokio, sakykime, aukštesnės kategorijos kūrinys, negu vien tik tai akmuo ar gyvūnas. Miestas nėra vien tik tais pastatais. Miestas ne pastatai, miestas žmonės. Žmonės, kurie gyvena tam tikrą tvarką, būdu, tam tikrą išreiškia savo kultūrą. Ir Abromas palieka vieną ir ieško dangiško miesto, dangiškos kultūros. Jis nuolat jo ieško, tai, kai jis randa, jo netenkina. Tačiau, jeigu mes pažiūrėsim į patį Abromą, mes matysime, kad tie žmonės nuolat prie jų jungiasi, formuojasi bendryje ir jis tampa miestu. Jis tampa keliaujančiu miestu. Pats Abromas su savo šeima tampa miestu. Vėliau, jau 20 skyriuje, kai jam teks įsigyti sklypą laidoti Sarai, jį pavadins Dievo kunigaikščiu, vietiniai miestai. Tai reiškia, jį laikys turinčių, vadovaujančių bendryjai. Tu negali būti kunigaikščiu be miesto. Mes taip pat matysim Abromą sudarančių taikos sutartis su kitais miestais. Tai yra tarptautinė teisė. Tarptautinės teisės subjektas gali būti tik valstybė ir tuo metu miestas. Abromas yra fizinis asmuo. Kaip jis gali iš visų daryti sutartį? Reiškia, jau kiti miestai jį mato kaip keliaujantį miestą. Jis tampa keliaujančiu miestu, kuriame jis yra vadinamas kunigaikščiu. Jo bendryje yra neįprasta. Čia ne šiaip klajokliai, bet klajojantis miestas, kuris judant keičiasi. Reiškia, Abromo kelionė keičia patį Abromą. Tai yra kelionė, kurioje ne aš judu, bet kelionė keičia mane ir ji mane artina, nepadaro galutinai Dievo miestų, bet vis artina prie to dangiško miesto. Paskutiniai Biblijos puslapiai. Dangiška Jeruzalė. Miestas nužengė iš dangaus. Susijungė žemė ir dangus. Sodas, kurį Dievas pastato, susijungia su miestu ir tampa miestsodis, ar ne? Toksai bendras kūrinys. Bet ten nepasakyta, kad miestas staiga atsiranda, jisai nužengia. Tai yra procesas. Tas dangiško miesto nužengimas. Tai Abrome mes matome dangiško miesto nužengimą, kaip abromiška bendruomenė vis labiau tampa dangiškos kultūros dalis. Jie neturi sienų, jie yra atvira kitom kultūrom, jie dalinasi, o ne grobia, jie gyvena kitokį gyvenimą. Ir kai Jėzus kalno pamokslė savo esminių mokymų santraukoje pasakys pagrindinius mokymus, vienas iš jų bus, jūs esat mano mokiniai, miestas ant kalno, jis pavadins juos dangišką Jeruzalę. Mokiniai naujų gyvenimo būdų, nesavanaudiška meilė, pradeda savį parodyti tai, ką mes matysim Abromo bendruomenėje. Mes turim porą dar minučių, tai pabandykim paskutinę galbūt temą šitos laidos pagvildenti ir kitą kartą jau skaitysim nuo 10 eilutės 12 skyriaus. Ir Abromas, kai viešpats jam pasirodė ir tarė, šį kraštą duosiu tavo palikuonims, jis pastatė viešpačiui aukurą. Po to iš čia jis pajudėjo link kalnų, į rytus nuo Betelio pastatė savo palapinę, į vakarus nuo jos buvo Betelis, o į rytus Ajas, ir čia pastatė aukurą ir vardu šaukėsi viešpatis. 2 kartus jis stato aukurą, vieną kartą jis pastato tada, kada pasirodė viešpats, kitą kartą jis pirmą pastato ir tada pats šaukėsi viešpatis. Dabar tas aukurų statymas sutinkamas yra ne kartą. Toliau irgi Senajame testamente. Jeigu įvyksta kažkoks esmingesnis įvykis ir konkrečiai tada didžiąją dalimi atveju susitikimas su viešpačiu yra tai paminima, kažkoks kaip aukuras, paminklas, akmuo, kažkas yra padedamas, šuliniai, kasami, dar kažkokie dalykai. Kodėl tai yra svarbu, kodėl tai vyksta? Čia galbūt svarbesnis momentas yra, kad Abromo nėra užrašyta maldos. Jis tylos vyras.
Jis nieko Intravertas. neprašo, jis nieko nesiskundžia, vėliau mes matysim, vėliau pasakojame, jis jau kalbės Dievą ir sakys, ką tu man gali duoti. Bet šį kartą jis ateina ir tik garbina. Tai yra tam tikras tikėjimo veiksmas, kad Abraomas neteina kažko iškaulinti iš Dievo, kažko gauti, jis ateina pagarbinti. Biblija nefiksuoja jokios Abraomo prašymo, kad jis, pavyzdžiui, su prašymu atėjo ir paukojo, bet priešingai, jis pastatė aukurą ir pagarbino Dievą nieko konkretaus neprašydamas. Akcentas yra, kad nėra Abraomo prašymo, o yra Abraomo pagarbinimas. Tai čia mes jau matome brendimą į tam tikrą tylos vyrą arba tylę maldą, kuomet yra garbinamas Dievas, o ne tai, kad yra iš jo tik prašo. Šiandien mūsų laikas jau baigėsi. Ačiū Pauliu, ačiū visiems tiems, kurie esate, buvote ir viliuosi būsite kartu su mumis. Kaip minėjau, kitą kartą tęsime pradžios knygos 12 skyriaus aptarimą, pradėdami nuo 10 eilutės. Klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, ką nors esate praleidę, viską galite rasti pirmiausia Marijos radijo grojaraščiuose, bet taip pat ir artimiausių metų viskas bus įkelta, visos buvusios laidos, taip pat ir ši, į apologetika.lt YouTube kanalą bei įvairias kitas tinklalaidžių platformas, kurias galite taip pat rasti apologetika.lt vardu. Dėkoju visiems, o jeigu norite palaikyti šitą veiklą, tai galite padaryti užsukę apologetika.lt /parama. Iki. Iki.